Šiandieną Kuvaldo podcast studijoje žmogus, kurio dainas žino visa Lietuva, bet kurį pažįsta iki galo tikrai ne kiekvienas. Marijonas Mikutavičius tai yra atlikėjas, žurnalistas, tėvas, vyras, žmogus, kuris šį kartą atėjo ne tik pakalbėti, bet ir pasidalinti tuo, kas dažniausiai slepiasi už kamerų. Apie tikrąją kūrybą, tylą scenoje, šešėlį po 3 milijonai, tėvystę, vyriškumą. Pokalbis be fasadų, be legendų, tikras Marijonas. Jungiamės. Please welcome Sergei Maslavojev. Sveiki, mėly draugai, mes grįžtame į studiją su neeiliniu svečiu. Tai sakykime, Lietuvos rock'n'rollo legenda Marijonu Mikutavičium. Labas. Labas, sveiki visi klausytojai ir žiūrovai. Ačiū tau labai, kad skiri mums savo laiko. Tu labai užsiemas žmogus. Tikrai žinau, kad rasti... Visi mes šiais laikais užsiemame. Oi, blemba, ne tas žodis. Tai. Bet aš noriu pradėti mūsų pokalbį su tokiu įdomiu klausimu, tokiu, sakyčiau, giliu. Sakyk, kada paskutinį kartą muzika tave, kaip vyra, privertė verkti? Tavo kūrinys ar kažkieno? Prieš 2 metus, kai buvom, kokia ten Graikijos sala, Korfu, atrodo, su šeima ir sėdėjau prie baseino ir vartojau gėrimus ir klausiau Hard as a Rock, tokia daina. Kaip jisai yra ten? Žinomas amerikietis, žodžiu. Hard as a Rock. Ir ten bičias dainavo apie savo gyvenimą, kaip jisai paseno ir kaip toliau. Bet kad jisai visą gyvenimą buvo atsparus, turėjo principus, sąžinę ir niekad nenusilenkė vagim, korumpuotėm, šmikiam ir visiems kitiem. Ir tipo jisai buvo visą laiką kietas kaip akmuo. Ir nežinau, matyt, mane sujaudino labai vaizdo klipas, nes jisai panašiai dainavo, aš irgi sensantis žmogus. Ir tenai, ir tenai vaizdo klipe tenai buvo... Vaizdo klipe buvo rodomas jaunimas, tarsi praeitis, visi gražūs, šviežūs, laimingi. Ir aš tada apsišlembiau ir atėjo žmona ir sakė, kad tu šlembi, sakiau, nu kaip gražu. Tai va, tai tada verkiau natūraliai. Kas būtent surezonavo tuo metu? Aš net manau, kad nostalgija, manau, kad metai, manau, kad gal ir klimatas ir greičiausiai prisidėjo alkoholis. Ir gera nuotaika. Bet Markai, ką alkoholis daro? Jisai tiesiog nuima mūsų kažkokius gynybinius mechanizmus, jisai nuima kažkokias kaukes. Ir tu tada atsiranda, jeigu, aišku, nepadauginus, tu būni tiesiog tikras, tu būni tu. Greičiausiai taip, tai dėl to žmonės, matyti, dėl to jis tiek 1000 metų niekaip neišeina iš mūsų gyvenimo, nes žmonės, matyti, kartais nori. Aš sakyčiau, kad čia toks būna šiek tiek grįžimas į vaikystę, kai tau atsiriša smegenys, tu turi mažiau blokų, tu esi atviresnis ir gal imlesnis kitiems ir tavo pajautrėja tam tikras pasaulio suvokimas ir kažkur tai gal nublanksta rūpesčiai, viskas kažkuria prasme rūpesčiai atbunka, bet geri dalykai pajautrėja ir dėl to matyti žmonės kartais tą daro. Kiek aš savo bandžiau paaiškinti, tai bet žinoma, ir muzika kitaip skamba tada ir viskas jautriau. Išjūtyje. Būtent tada klausai savo. Esu girdėjęs iš šis tokį pasakojimą, kad kiti sako, aš išjaučiu muziką, netgi suvalgęs grybų. Iš viso sako, tada jos tipo jaučia. Po grybų, matyt, aš nežinau, niekad, tiesą sakant, kažkokiais kūrybiniais dalykais jais neeksperimentavau, bet ten daug dalykų pamatai po jų. Sako, jaučiu, pajaučiu, sako, apličiu, sako, kiekvienas, sako, kampelį atrodo. Bet tai yra, kai kurie žmonės linkę tai mistifikuoti ir labai netgi kai kurie daro iš to filosofiją ar net pasaulėžiūrą susikūrė.
Aš tai tos dalykus visą laiką žiūrėjau paprastai, tai yra tas pats senas organizmo nuodijimas, tik tai kitais efektingais būdais ir tas organizmas, bandydamas gintis, kartais įvairiai reaguoja. Tai, bet jokios ten dieviškos dalelės aš ten tame neižvelgiu, nei alkoholyje, nei grybuose, nei rupūžėse, ar kas ten bebūtų. Jo, nes yra hebros, kurie ten, žinai, Aš labai esu daug girdėjęs. daro tos ir kitus dalykus ir taip toliau. Ir man kartais nuostabu, aš sakau, cool, nori apsvaigti, gerai, nori išbandyti, okei, bet kai kažkas pradeda kurti legendas ir aiškinti, kad ten kažkokia atsidarė ten tiesioginis ryšys ten su Dievu ar su kažkokiam nežemiškom civilizacijom, sakau, wow, tau ir miegant daug dalykų nutinka ir sapnuojant, bet tu, nežinau, jeigu racionalus ir pragmatiškas žmogus, greičiausiai ieškai tam kitą paaiškinimą, o ne tai, kad čia tau kažkas tai dabar pradėjo Dievas kalbėti tau. Tai va. Dievas kalbėti. Sakyk, kokią dainą, kurią esi sukūręs, buvo visiškai nesuprasta klausytojų? Aš, ką žinau, daug yra. Jeigu taip žvelgiant kategoriškai, tai kiekviena daina, kuri netampa hitu, vadinasi, yra nesuprasta klausytojų. Tai yra, bet tol tai nereiškia, kad jinai negera. Jinai gal greičiausiai ne tai, kad nesuprasta, jinai tiesiog nėra tinkama tam, kad ją leistum dažnai. Ir kad ją leistum per vakarėlius, per išleistuvės ir per giminės balių. Tai jos paskirtis buvo gal ne ta visiškai ir tai nereiškia, kad jinai bloga, bet yra dainų, aišku, kur tu įrašai ir tau atrodo, kad susidomėjimas jie galėtų būti didesnis, bet jo nėra. Tai vadinasi, kažkur nesurezonavo, arba gal net tuo laiku jinai išėjo, arba aplinkybės yra netinkamos ir taip toliau. Sakai, kiekvienam kūriniui yra vietas ir laikas? Aš net nebejoju, be jokios abejonės. Yra gausybė kūrinių, kurie yra išėję į istoriją, bet jeigu jie atsirastų ne tam laikmetį, jie tiesiog nebūtų suprasti. Tai manau, kad taip, yra laikas. Mes žmonės absoliučiai savo vertinime visiškai neobjektyvūs. Būtent dėl to yra daugybė menininkų, kurie mirė skurde ir tik tai po jų mirties staiga kažkokiu stebuklingu būdu jų darbai ten kainuoja milijonus ir grojami ten koncertų salės. Perdainuojami. Būtent, tai akivaizdu, kad mūsų tas pasaulio pažinimas yra subjektyvus ir mes kartais tam nepribrendę, arba tai jau perėję ir taip toliau, arba kartais šiaip aplinkybės iškelia kūrinius. Pavyzdžiui, aš visada sakau, sakysim, 3 milijonai jisai tiko tik tai dėl to, kad tu buvo olimpinės žaidynės ir plus dar jį pakilėjo dėl to, kad, pavyzdžiui, Lietuvos sportininkams sekėsi. Jeigu mūsų ten grupė būtų nuvažiavusi, ką žinau, kokie ten 15 žmonių ir būtume grįžę be jokių medalių, tai ta daina gal irgi būtų nuėjusi ją užmaršti, bet būtent jų pergalės prisidėjo prie jos populiarumo. Taip kad vėlgi, ar jinai tokia stebuklinga? Greičiausiai ne, jinai tiesiog buvo savo laiku, savo vietoje. Aš iš čia tas momentas, kaip tu sakai, surezinoja, prisimeni vaikystę, ateina tie jausmai, tai lietuviam turbūt lygiai tas pats surezonuoja tas olimpinės žaidynės, kai taip sekėsi, taip viskas gerai, ir krepšinis, ir viską įmetėm, ir visus beveik laimėjom, jo, ten šis kosmosas. Neblogai buvo, tikrai. Tai va, tos dalykus mes prisimenam ir viskas, kas aplink juos, atrodo prasminga ir gera. Geras. Sakė, kada jautiesi, kad rašai dainas nebe savo, o rinkai? Žinoma. Aš netgi labai dažnai jas skirstau ir kartais netgi konjunktūriškai tai darau, nes reikia hito, Marka, reikia hito. O čia yra, kaip su to susitvarkyti apskritai? Tai yra nieko, tai yra normalu, tarsi visi tai daro. Yra labai reta grupių, kurios absoliučiai nesusitepė ir nežiūrėdami ten, nesivaikydami populiarumo. Tarsime,
Bet yra nemažai grupių, kur net rockeriai ir net kiečiausi bičiai staiga įrašo tokią kažkokią baladę, kur tu sakai, kam. Nu, pavyzdžiui, Svaras, jo? Svaras, jisai, repuoja visą laiką, pas jų old schoolas. Ir pisisai čia pradeda lirikinės tokias dainas varyti. Aš nežinau, gal jam gyvenimo etapas toksai yra. Vėlgi nereikia atmesti. Kita vertus, mes visigi kartais bandom, bet aišku, tu kartais darai ir tu žinai, kad, bet kita vertus tu save guodi, kad aš daugybės dalykų nedarau, nes jie man šis atrodo blogis. Aš galėčiau daryti. Aš galvoju, kad galėčiau parašyti daug kvailų dainų, kurios būtų populiaresnės negu yra. Aš tiesiog neleidžiu savo to daryti. Tiesiog, nes, tada jau tada tu jausiesi, kad tu apgaudinėjai save, kad visai išdavėjai save. Tai kartais kompromisą tu gali rasti, bet vis tiek jisai turi pereiti per tavo cenzūrą. Bet daryti šiaip visiškai baisią muziką dėl to, kad jinai klausoma, ne, aš to kol kas dar nedariau. Bet gerai skamba, klausyk, daryti baisią muziką, kuri yra klausoma. Žinoma, tai viešpatė, tai natūralu yra pasaulyje daug keistų dalykų, kuriuos žmonės kažkodėl vartoja. Tai kaip mūsų pokalbio frazė bus. Kur tai baisi muzika? Taip, bet tai ką reiškia, man jinai atrodo baisi, gal kitam žmogui visiškai nebaisi. Ne, tai taip ir gaunas. Taip, gal natūralu, tai žinot, aš irgi galiu, kažkada, aišku, kai buvau jaunesnis, buvau labiau kategoriškas. Bet ir maždaug ten žiūrėdavai, kurie atlikėjai, kuris ten dainuoja kokią nors, nežinau, ten restoraninę tokią muziką, bet okei. Ir aš jos nekenčiau, bet kai aš truputį augau, aš supratau, kad visi mes turim skirtingus gyvenimus. Gal jo patirtis buvo kitokia, gal jisai neaugo kur nors Šeškinėje tarp pankų ir metalistų kaip aš, bet jisai augo kur nors sakysim, provincijoje ar kaime, kur dėdė dainuodavo dainas akordeonu ir mes formuojamės pagal tai. Gal jisai neturėjo galimybės prieiti prie įdomesnės informacijos, negu turėjau aš, pavyzdžiui. Ir dėl to tu kai kurios dalykus pradedi paskui suvokti žmogiškai. Pabandai atsistoti į to žmogaus batus ir okei. Ir sakai, cool. Visi mes skirtingi ir einam tai, kas mums gražu. Bet tai nereiškia, kad visa muzika mano vertybių skalėje yra vienodai vertinama. Aš turiu ką mėgstu ir turiu ko nekenčiu. Nors ir galiu pateisinti tai. Jo, bet dabar po tavęs aš visai kitokį paveikslą matau visus tos muzikos. Visą laiką taip atrodė, kad geras gabalas yra geras gabalas. Tu ritmo tai geras gabalas ir yra geras gabalas dažniausiai. Bet čia toks, iš viso toks iš filosofinės pusės, jo, kad laikui, emocijai, išgyvenimui, patirčiai turi atitikti tas gabalas kažkaip tai kažkur. Žinoma, tai visigi atitinka ir mūsų supratimą, ir mūsų pasaulėžiūrą, taip kad. Bet daugeliu gabalų yra ten 2-3 žodžiai ten. Bet tai čia nesmė. Gabalas gali būti iš viso be žodžių ir puikiausia daina. Yra instrumentinių kūrinių, kuriems nereikia žodžių. Tai yra visiškai gali būti. Yra, pavyzdžiui, aš turiu draugų, kuriems niekaip nepaaiškinu, kodėl, pavyzdžiui, Pink Floydai yra gerai. Nes jie mėgsta kitokią muziką. Man, užaugusiam su jais, atrodo ten viskas dieviška, šiaip jau, bet aš irgi nesu objektyvus, nes aš tiesiog jau daug klausiau. Jie yra dalis mano vaikystės, mes dažnai atsinešam daug dalykų iš vaikystės. Iš esmės, kas tada susiformavo, mes sunkiai jų iš savęs išmušam. Mums gali atsirasti kiti nauji dalykai, kurie įdomus, bet iš esmės mes pamatus pasidedam paauglystėje, vaikystėje, jaunystėje, yra tas daiktas. Tai iš esmės, kaip kažkas sakė, šiaip muzika mums kaip tokia, kaip savęs įprasminimo ar kaip savęs pozicionavimo dalykas, jisai mums trunka kokių 25, gal 30 metų. Po to visą tą bazę mes iš esmės nešiojamės per visą likusį gyvenimą. Mes klausom tas pačias dainas ir taip toliau, nes mums jos yra svarbios ir mums jos yra labai svarbi dalis mūsų gyvenimo. Visa kita, kas paskui ateina, tai gali būti geras gabalas, gali būti nieko, bet ir aš neišimtis, aš daugeliu atveju klausau seną muziką, nepaisant to, kad taip, tu išgirsti naujienas kažkokias tai automobiliai užšezaminį tenai ir tau patinka ta muzika, bet vis tiek ta bazė man yra tai, kas buvo anksčiau. Seniokiškas požiūris, bet taip yra. Tai gerai, tai tada jeigu jau mes taip apie tokią mėgstamą muziką,
koks yra Marijonaus Mikutavičiaus pagrindinis gabalas, kuris jau daug metų numeris 1 tavo sąraše? O viešpatie, nežinau, ką tu pagarsini visada? Jo. Ką tu pagarsini? Nu, tai ACDC, ten daugybė gabalų, ten nežinau, ten Hells Bells gali būti. Arba ten, nežinau, TNT. Ar tenai koks nors Rock and Roll and Noise Pollution. Ten, arba, nu, ten... Have a Drink on Me. Ten, ta prasme, daug gabalų. Arba ten visą tą Metallica, Unforgiven. Visada pagarsinti. Ten koks nors Pantera, Cowboys from Hell. Visada pagarsinti. Ten Sepultura, Roots, Bloody Roots. Tai čia tie, kur, nu, ką žinau, stovinių. O tu bandyk, vis tiek mes turim savo kažkokius idol, jo, taip vadinamus, į žmonės, į kuriuos mes lygiuojamas. Taip. Bandyk į kažką lygiuotis iš kūrėjų užsienio. Aš bandžiau, mano absoliučiai dievybė yra Bonas Scottas iš grupės AC/DC, amžinatilsiai. Tai aš bandžiau jį lygiuotis visom prasmėm, išskyrus tai, kad aš dar nemiriau. Tai, nes jisai užsilenkė 80 metais. Neskubėjai. Tai, bet... aš galvojau, kad man irgi tai pavyks, bet kažkaip tai pratraukiau ilgiau negu planuota. Tai yra absoliučiai tas žmogus, ir labai keista, jo, su kai kuriais rašytojais gal, bet kažkaip ne filosofija, ne kažkoks mokytojas, bet iš esmės roko grupės dainininkas, taip kaip jisai akcentavo ir deliverino tose savo dainose tai, ką jis norėjo pasakyti. O pasakyti jis norėjo, tiesą sakant, nelabai daug, kad maždaug, kad aš turiu stengtis ir arti, ir kovoti, ir aš vis tiek vieną dieną stovėsiu viršūnėje ir maždaug nusispjaut, kas ką kalba. Tai vat, iš esmės tokia pasaulėžiūra man žiauriai buvo svarbi, sakysim, paauglystėje ir labai daug davė ir labai daug davė kažkokios tam tikros tvirtybės. Tai keista tai kalbėti apie tiesiog rock'n'rollo grupę, bet jo, man buvo labai didelis įkvėpimas. Bet dažniausiai nei roko, nei rock'n'rollo grupės filosofijos jokios visai nenešė. Dažniausiai jos fucking crazy, bled life ir viskas, kas eina, viskas po ranką, tas į save ir sutinku. Gudrumo ten daug nebuvo, bet gal būtent to ir reikėjo tam gyvenimo etape, kad aš jos klausiau. Jo. Geras. Jei galėtum perrašyti vieną iš savo hitų nuo nulio, kurį pasirinktum ir ką keistum? Blemba, nieko aš ten nekeičiu, nes kitaip jie nebūtų hitai, gal, nežinau. Muzikinė prasme, sąskambį gal ten pakeliui namo, pavyzdžiui, aš nepatenkintas, kaip jinai skamba, nors jinai ten pakankamai klausoma daina ir koncertuose, bet ne, mes ją kažkaip netaip įrašėm. Bet yra tokios dainos, kurios netgi patys kūrėjai, jie paleidžia kelias versijas tos dainos. Lieta, greita, vidutinė, nežinau. Ne, tai čia jau ten, kiti dalykai jau ten, matyti, ieško vis naujesnio, vis kitokio klausytojo. Kartais gal daina kūrėjai atrodo pakankamai prasminga, kad tu galvoji, nu, žiūrėk, jinai dar ir taip gerai suskamba ir dar gal greičiau galima padaryti. Ir aš esu ten padaręs, ten gal porą, kur pergrojęs ir tiesiog pabandęs kitaip. Bet dažniausiai tai yra skambesio reikalas toksai. Nes, pavyzdžiui, Mikutavičiaus daina, Vaikystės stogas. Ten kiek versijų yra, ten kiek pirštų, tiek ir... Mamontovo Andriaus. Mamontovo, jo. Kiek pirštų, tiek ir versijų tos. Tai jisai, man atrodo, daug ten senų dainų dabar kažkaip tai remakeino biškį ir tenai updateino ar upgradeino. Tai va, bet sakau, dažniausiai yra skambesio dalykas, Andrius gal irgi kartais nori, kad tos dainos skambėtų šiek tiek moderniau ir gal artimiau laikmečio. Tai nes dabar skambesys, tiesą sakant, yra kitas, tas, kuris trendina tas jaunimo, pavyzdžiui, tas mėgiamas visai kitas fonas. Tai
gal, bet būna dažnai, kad tau ta daina galvoji skamba kur kas gražiau negu kai tu ją įrašai. Ir kartais nežinai kodėl. Kartais ten įrašai ir atrodo, kol tu ją groji namie tiesiog su gitara, ten viskas puikiai. Yeah. Tu nueini į studiją ir tarsi kažkas ten pasikeičia ir tarsi jinai praranda sielą. Ir kartais vaikštai ratais ir niekaip nežinai kodėl maždaug. Ir būna taip. O kartais būna tiesiog originalas yra, jis tiesiog yra tobulas. Žinok, netgi dabar aš eidamas į kovą, užsienį pasileidžiu būtent per šeimą šitą dainą, Foje vaikystės stogas, originalią tą versiją 91, man atrodo, daina metų. Ir daug užsieniečių man rašo, klausia, koks pavadinimas galvos. Žiauriai gerai veža, sako. Tau Andrius turėtų dėkingas būti, tu darai... Tu į prominį užsienyje. O prieš tai buvo Stasys Povilaitis. Švieski man vėl. Tu juokauji. Jo. Į kovo eini švieski man. Netgi vokta daina. Aš žinau. Ir irgi ten daug versijų yra jos. Ir yra ir help, get me some help, jo. Ir dar kažkas dainavo. Ir dar kažkas. Ir visi ten dainavo, kas netingėjo. Daugeliu dainų gal, daugeliu kalbų ten. Jo. Ir esmė tos dainos visur yra skirtinga. Pasakysiu, žiauriai nekovingai skamba šis gabalas. Taip. Kažkaip įpratę, žinai, kad senai kažkas turi būti pikta. Jo, pikta, tu ten nusiskaupęs turi eiti, ten toks tipo, vos ne kaip į savo kartuvės. Bet iš tikrųjų, Riona, ten nueini, tau ir taip to grūzo užtenka. Tu taip supranti, kad tau tai pizins. Tau kovos menai yra ne tik, kad duoti, bet ten ir gauti reikės. Ir ten tu, žinai, viena klaida ir viskas gali baigtis. O kartais būna, žinai, labai aukštos rizikos yra. Ir tu taip jau esi, nežinau, pasiruošimą 2 mėnesius, ten vien apie tai galvoji, vien tom gyveni. Nors jau tą išeiti, jau tą paskutinį, kad tu pasiruošęs esi, tu gerai viską atidirbai, pasiruoši. Eini šventę, o aš išeinu, aš išleidžiu rankas, aš toks... Tada tave suprantu. Štai kokie dar gali paimti. Su tokia atsimeni, toks Crazy Frog būdavo. Jo, čia būtų... Aš atsimenu, bet ne, aš stengiuosi būti patriotiškas. Stengiuosi lietuvišką muziką. Iš tikrųjų, man viena buvo mokėjimo daina, stipri lyrika. Skristi paukščiu. Nežinau, girdės, negirdės tą dainą. Neatsimenu gal. Jo, tai žodžiu, su Jak vieną kartą jau. Ir gyvaisiai tada dainavo arenui, bet mano mėgstamiausia, man ant skambučių telefono netgi yra, bet per stipri lyrika. Per stipri lyrika, išėjimai. Man reikia per grūzas. Jo, reikia paleisti, jau tiesiog eini fan, nes grūzas toj bus. Taip jisai bus, žinai. Reikia balansą grąžinti, nes jeigu tu grūzinės prieš išėjimą ir tau dar grūzo ant viršaus prieš pat startą, tai iš viso ragas. Būna perdegimas. Esi girdėjęs apie priešstartinės būsenas? Ne? Priešstartinės? Jo. Apie tos perdegimus visus? Jo, kai tipo viduriukas yra, kai yra tobulas pasirodymas, yra priešstartinis drugys, kur tu antiek esi hyped up, tipo, visur viskas, tu skamatai viską, tu negali susikoncentruoti, pas tavęs visur dėmesys išblaškęs. Ir yra priešstartinė apatija, kur taip, vėlgi, taip užsigrūzinęs, kad tu... Tai čia Hebra pasakoja, kad kažkas panašaus būna ten Hebrai per pirmą mūšį kare, kur yra dalis žmonių, kurie labai būna excited, pašaudžiau, matai kaip, o kiti būna, kaip tai irgi maždaug apatija, matai čia kažkokias 2 žmonių kategorijos, kiti būna maždaug pasimeta ir nežino, kas čia vyksta. Tu lygiai tą patį gali jausti ir jeigu prisiminsi pirmus pasirodymus savo, aš tikiu. Aš nežinau, aš tai tokiu visą laiką turiu dirglumą. Aš tai, kaip čia sakyti, užsiparinęs. Nes yra scenos baimė. Aš užsiparinęs visą dieną. Tai aš žinau, kai ten jeigu būna koks mažesnis koncas, ten lengviau, bet kai būna didelis, tai aš jau iš vakaro šeima mato, kad aš jau einu ratais ir jau blogai. Tai ir tu lauki ir tave tas laukimas labiausiai nervina, nes tu nori, greičiau pradedam greičiau ir tai tenai, kada, dar marka, dar pusvalandį, dar žmonės renkasi ir tu taip, ir taip, žinai, koja. O tu sėdi arenai, įsivaizduok, sėdi rūbiniai. Jo, nori, kad viskas baigtųsi greičiau. Ir tu ne vienas sėdi ten, žinai, kitų kovotų yra. Vieni išeina,
vieni paskui grįžta, vieni kruvini. laimingi ten pasakoja, kaip ten kas laimėjo, bum, kiti grįžta, sulaužyta nosis, kur vieni pralaimėjo, nokauti, visi dar kažką, ir tu sėdi paskutinio savo kovos lauk. Ir visas tas emocijos sugeri, o tu ateini, atsimenu, Tau blogiau negu man. kažkoks krepšininkas buvo, man atrodo, atėjęs pas mūsų rūbinę kažkaip pasisveikinti su jim. Kažkas, jie stovėjo ten, kažkiek žmonių buvo, žinai, šneka. Jis sako, draugų, davai varom čia, sako, tas spaudimas, sako, neina jo išlaikyti, sako. Tiesiog, tu ten slegia tas rūbinės, va taip spaudžia tave. Stipriai. Tikiu, užuojautą. Bet tas pristatinė būsena ir būna ir pas atlikėjų irgi lygiai tas pats. Jo, būna. Tik tai mūsų nosis niekas dėl Bet vis tiek, aš pats nusiversiu nuo scenos, žinai. Ant laivo išeini ir tu toks išsiblaškęs, kad tu tekstą pamiršti. Fuck, ką daryti? Būna. Pirmi kartai tai tokie. Sakyk, koks buvo tavo baisiausias pasirodymas? Aš koncertavau Palangos dar senoje estrados toj koncertų salėje. Čia nežinau, čia buvo prieš kokią gal 15 metų gal. Ir grįžau kažkaip iš Kambodžos. Ką aš ten dariau? Su kažkokia misija ten važiavau. Ir grįžau siaubingai užkimęs ir parinausi iš vakarą, kad niekaip nesibaigė gerklė ir taip jinai liko ir mes grojom, koncertavom ir gal sugrojom kokias 5 dainas ir aš nutraukiau pasirodymą, pasakiau žmonėm, kad sakau, jūs galite susigrąžinti pinigus, bet aš tiesiog negaliu nieko daryti ir tai buvo labai baisu, nes kartais būna ten, žinai, būna užkimęs ten šiek tiek, bet tu gali ten eiti traukti, gali ten pratraukti, ten, žinai, atsikankinti dar, bet tada tiesiog buvo autas, nes negalėjai normaliai ištraukti jokio garso. Ir baigiau pasirodymą ir tai buvo tokia didelė gėda, nors tu kaip ir supranti, kad, taip nutinka, bet buvo labai nepatogu prieš tos žmonės ir aš taip toliau. Bet tai iš tikrųjų labai stipru, kai tu sugebi pagalvoti apie visą. Aš nežinau, ką daryti, matai, tiesiog ten tu dainuoji ir galvoji, blemba, dar liko dainų, ten 12 gal. Ir tu supranti, kad tu nenutrauksi. Ir tiesiog sakau, sorry. Tai va čia šitas buvo vienas. Vienas buvo labai baisus, kai mano visa grupė buvo tiek girta, kad mes realiai po 3 dainų nulipom nuo scenos. Nes jie tiesiog buvo neįmanoma. Tai jo, bet čia buvo irgi labai seniai, čia buvo 90 dar kažkiek, 90 kokie 9 gal, nežinau. Tai klausimas buvo, kokie baisiausiai gal vėliau kažkur. Kokie baisiausiai pasirodymai ir ko tu iš jų išmokai, bet... Ką tu čia mokysis? Būna nutinka. Nutinka, sako. Tiesiog būna ir nutinka, sako. Ką daryti? Tai... Blemba, tai tu geras... Daugiau nenutinka. Girdžiš, geras senas pankas esi. Fuck that shit, gyvenam savo gyvenimą, tipo. Viešpatie, tu negali nusižudyti ten po to, kad kažkas nepavyko. Taip, tai tu turi dalį gėdos, pabruki uodegą ir taip toliau, bet gyvenimas teisėsi, ką tu darysi šiaip. Tai tave gali nubausti gyvenimas ar žmonės, arba gali išsivartyti. Tai man pavyko, kad išsivartėm po šitų dalykų šiaip. Tai va. Gražuolis. Draugai, paprašysiu jūsų palaikyti mūsų kanalą spaudžiant like, paliekant komentarą bei spaudžiant subscribe mygtuką. Na, o tiem žmonėm, kam nepatinka žiūrėti YouTube video su reklamom ir su interpais kaip šis, priminsiu, kad yra YouTube membership. Tokiu būdu jūs ir palaikysit mus, padėsit mus išlaikyti šitą visą projektą. Na, o mes pažadam jums kurti kokybišką turinį be trūkdžių. Tad gero jums žiūrėjimo. Ar jautiesi kartais įkalintas Marijonos Mikutavičiaus vardu? Jo, esu, taip. Kartais esu, kartais pavargstu, nes žmonės kažkaip kartais dalis žmonių galvoja, kad aš esu geresnis, nei esu iš tikrųjų. Ir tu kartais
kartais atrodo, kad kaip ir bandydamas jos pateisinti, lyg ir ne šitą rolę, bet kartais nutrūksta ir viskas pasidaro velniop ir taip toliau. Bet taip, kažkuria prasme, ypač su metais, ypač gal atsiradus sūnui, tu tiesiog permastai ir daug dalykų supranti visai kitaip, arba išmoksti suprasti visai kitaip negu anksčiau, negu iki tol, nes aš visada, kai neturėjau vaikų, galvodavau, kad durniai tie tėvai visi nieko nesupranta. Kalbas skiedžia kažkokias nesąmonės, nes mano gyvenime tai taip nebus. Šitas geras. Aš kitaip, aš žinau viską ir aš susidėliosiu taip, kai man reikia ir tu supranti, kad ne, kai kurie dėsniai yra tiesiog bendražmogiški ir visus mus veikia vienodai. Ir tai taip, tai kai kuriais atvejais tu turi persitvarkyti, bet nelabai, kad tenai. Aš sakau, kartais būnu nustebę, žinai, kad kai kuria dalis žmonių, ypač kokios nors organizatorės mokyklų įsivaizduoja, kad aš Mikutavičius, tai matyt, esu vos ne per žingsnį nuo kokio Kudirkos ar Maironio ir maždaug, kad galiu papasakot kažką tai vaikams labai įkvepiančio. Su Aureolė. Jo, su Aureolė ir aš kažką ten tokio ateisiu vandeniu, žinai, ir jiems kažkokias išdėsiu gyvenimo tiesas, kurios jiems labai patės, žinai, bet aš kadangi turiu savyje pakankamai tokio nihilizmo kartais ir fatalizmo, tai aš kartais kaip tik nuėjęs jiem pasakoju, kad gyvenimas bus nargliai, kraujas ir ašaros ir nieko jūs ten labai per daug nesitikėkit, šiaip jau, kas mokytojams ne visada patinka. Tai va. Kažkaip buvo irgi tokių momentų, aš mokyklą atsimenu, atėjau ir irgi pokalbį turėjau ir sakiau, jūs neprivalot, sakau, mokytis. Mokytas žiūrėjai mane tokia mokyklą. Nu, manau, kad daugiau nepakvietė. Daugiau nekvietė, tikiuosi. Kvietė dar, ne? Kvietė. Nu, bet iš tikrųjų, aš taip pat savo vaikams sakau, tu mokykloje, sakau, yra skirta tam, kad tu išmoktum mokytis. Pačio meno mokymosi išmoktum. Sakau, tu neprivalai būti pirmūnų visur. Bent jau vieną sritį išsirink, kur tu nori būti geras. Bet jeigu tu būsi visur šūdas, tai ir gyvenimas savo bus šūdas. Nu, yra logikos. Klausyk. Bet aš griežtesnis tėvas. Vat apie šitą mes dar pakalbėsim būtinai, nes aš pats, kaip tapęs tėvu, pas mane gyvenimas aukštinkojama apsivertė visiškai. Ką galvoja Marijonas Mikutavičius, kai tyli publika ir žiūri ir laukia? Tai čia baisiausiai yra, jeigu tai vyksta. Nors patirties tu turi? Ir aš nežinau, gal kartais, gal rečiau dabar vyksta, tiesą sakant, tai, bet būdavo tokių koncertų. Ką tu darai realiai? Tu dar labiau užsikuri ir tada atsisuki chebra ir sakai, kad viskas nusispjauta. Mes grojam dabar savo ir tam, ką mes uždegsim šiaip jau. Ir mes, dar labiau užsikuriam ir vanojam, kartais linksminamės patys ir stengiamės, kad pasilinksmintų kiti. Užkrėsti. Jo, tai nežinau, gal ne visada pavyksta, nors, sakyčiau, kad dabar tai tokių problemų nebūna. Anksčiau gal būdavo ten karjeros pradžioj, kai tu ten ateini draskaisi ir gal nesi dar labai žinomas. Tu nepastebėjai, Lietuvos publika tokia vis dar konservatoriška. Atrodo, ateina, atsisėda ir, dainuok. Nustebink mane. Aš nesakyčiau, žinok, bent jau mūsų koncertuose ir šiaip Lietuvos publika, mano galva, labai pasikeitė. Aš sakyčiau, buvo labai didelis skirtumas, iš tikrųjų, kada mačiau, tai buvo dar toks pakankamai skirtumas kokiais 2000-aisiais. Aš atsimenu, nuvažiavau ir koncertavau su Neda Malūnavičiūtė, mes grojom Amerikos lietuviams. Ir man buvo absoliučiai šokas. Ten, aišku, ten amerikiečiai šiaip moka sukurti šou.
Jo, bet jie ten moka sukurti tą pagarbą žvaigždai, tu tenai, tu įsivaizduok, ten turi iš karto asmens sargybinius, tenai, kaip filmuose rodo, žinai, ten dideli juodi dėdės, maždaug tenai, ten tave praveda, sir, tenai pagiria, žinai, ten Jėzau, ten jautiesi keistai, žinai, ten kadilakai laukia, kas yra biški perdėta, bet okei, žinai, kartais smagu tai išbandyti. Bet esmė atsimenu, kad kas buvo žiauriai nuostabu, kad tenai buvo publika įvairi, ten nuo jaunimo iki tokių pagyvenusių tokių tetulių, kurios, aišku, privartojo ir pasidarė žiauriai linksmos. Ir tenai buvo toksai didelis podiumas ir aš tenai vaikštau. Ir tos tetulės man graibo už launų, ta prasme, už sėdmenų ten už viską, ta prasme, man buvo absoliutus šokas. Geras. Lietuvoje man tokios tetulės nieko to nedaro. Jo, Lietuvoje joms yra baisu, nes jos čia turi anūkus, gal darbą, gal bendradarbį ir taip toliau. Tos didelės šalys ir iš tikrųjų ten Didžioji Britanija ar Amerika, tos žmonės pakeičia tikrai. Jie tenai kažkaip integruojasi ir persijima tokio amerikietiško gaivališkumo maždaug ir taip toliau. Ir jo. Ir aš tada sakiau jam nuo seno, sakau, Povilnis, kur jūs Lietuvoje būnat? Sakau, ko jūs ten sėdėt taip tuose pageidavimų koncertuose su gėlytėm maždaug. Jos tenai išsitaiškė, žinai. Ir sakiau, ir tada atsimenu galvojau, jo, yra dar skirtumas tarp mūsų, tos ypač vyresnės kartos publikos ir pavyzdžiui, tų išeivių. Bet paskui pas mus realiai, tenai, kai atsigavo tas gyvas grojimas, čia kas įvyko kokiais, ką žinau, 15 gal metais, prieš 10 metų, tai ir žmonės ėjo, susikūrė kažkokia, susiformavo koncertų lankymo kultūra ir kur žmonės iš tikrųjų daug pas mus lanko koncertų, nes pas mus yra nesvietiškas kiekis tų atlikėjų, kurie daro tos koncertus ir aš kartais pats nustembęs, iš kur atsiranda Lietuvoje tiek žmonių, kurie tos visus koncertus sugeba aplankyti dar. Tai publika, ką žinau, pas mus visą laiką išprotėja ir koncertuose, net kai būna sėdimos vietos, aš visą laiką išėjęs sakau kokiai trečioj dainoj, kad pagal mūsų įstatymus galima stovėti. Ir visi atstoja ir siautėjom, kaip turi būti. Tai normalus roko koncertas taip, kaip aš visada įmėgstu, taip, kaip jisai turi būti. Taip, kaip energingas, prakaituotas ir pasiutęs. Tai dėl to cool. Ir manau, jaunimas dar labiau pašėlęs, taip kad viskas okei. Prisipažinsiu, aš niekada nebuvęs ir man kaip iš senų laikų, į koncertą kažkokį eiti, čia kažkoks yra įvykis. Čia yra metų įvykis, čia reikia ruoštis, čia reikia puoštis, čia reikia planuotis. Žinok, laikai pasikeitė, tau reikėtų dažniau tenai, žinok, nes jau dabar dabar žmonės palaidavę, nueina į tuos koncertus greitai, jie ten, sakau, jo, aš įsivaizduoju, kad anksčiau ten dar gal puošdavosi. Yra gal dabar irgi, aišku, tenai pasirodymų, kur ten, nežinau, gal kažkokie miuziklai, kokie labiau rimtesni. Aš dažniausiai gal ten kokie, nežinai, ten koks groja, gal kokie Asmik Grigorian dainuoja, ar ten koks Martinas Levickis groja. Tai kur ten publika gal šiek tiek paiso tokio operhausinio etiketo šiek tiek, bet iš esmės koncertai čia gali pamatyti viską. Tenai labai priklauso nuo atlikėjo. Ta prasme, yra atlikėjų, kur publika visą laiką bus girta, yra atlikėjų, kur publika bus rimtesnė ir intelektualesnė, yra atlikėjų, kurie šiaip užkurs vien muziką. Taip, kad visi atsirenka pagal savo skonį ir pagal gyvenimo būdą dažnai. Geras. Ilgai buvai tituluojamas kaip svajonių jaunikis. Kaip manai, ar tavo žmona Ieva galėtų tam paantrinti? Absoliučiai ne, manau. Šitą prigabink. Kuri žmona galėjo tai pasakyti? Visi tik ne mano, Jo, nemanau. To labiau, kad aš pats tokio niekada nelaikiau, bet mano žmona tikrai, jinai net kaip tik ir už ką aš dėkingas, jinai stengiasi su manim nebendrauti kaip, arba natūraliai tai gaunasi, kad tenai
kažkokią įžymybę ir taip toliau. Ne, mes namuose esam du lygiaverčiai partneriai ir ten. Ir tuo labiau jau ten svajonių jaunikių, kai tenai užeina į mano kambarį, o svajonių jaunikis guli paslikas, skersai lova, kojinės ten, kelnės ten. Tai ir ten kažkokie, nežinau, valgytų vakarykščių sušių likučiai lėkštėje. Tai mes svajonių vyro gyvenimu, tai niekaip nekvepia šiaip. Tai va. Geras. Na jo, taip dažniausiai ir būna, žinai, atrodo, išeini iš namų, visi pagarbi, visi taip, kažkaip tai visai kitaip tave priima, visai kitaip tave vertina, bet kai grįžti namo... Jo, tai back to reality. Tai žinoma, tas sūnus maždaug, what? Kartais gal ir pasididžiuoja, bet iš esmės tai nėra, kad žinai, kad būtum autoritetas. Visus savo trūkumus išryškina, jo? Jo, visiškai. Tai ta prasme, namie pranašas nebus. Tai čia matyt, sena taisyklė. Gal kažkam pavyksta, kas ten turi labiau tokį autoritarinį, gal tokį charakterį šiaip, bet aš toksai nesu taip, kad... Ir aš tiesą sakant klausiau ir savo draugų ten, ir ten atsimenu tokia rašytojo nacionalinės premijos laureato, sakiau, klausyk, o tavo vaikai suvokia, kiek tu iš esmės nuveikia gyvenime. Baigti, sakė. Nei aš jam įdomus. Šūdas ten padariau. Nei aš įdomus, nei tenai žiūri tave, kaip kažką taip turi ten autoritetą pamokyti ar ką, žinai. Tu labiau paaugs ir... Bet pasakyk, o tas abidniausias turbūt yra, jo? Visur vertintas tik ne ten, kur atrodo norėtum. Atrodo, stengiasi tai dėl jų dažniausiai. Jo, bet kažkur tai vidurį dėl jų stengiasi, bet vertina visi didėja. Jo, taip, kai turi šeimą, tai žinoma, didelė dalim stengiasi ir dėl jos, bet vėlgi, čia žinai, argi tu norėtum, kad moteris dabar, nežinau, ten plautų tau kojas ir išgertų tą vandenį. Šiaip jau jinai tiesiog yra antra pusė, kuri turi taip pat savo turi savo rūpesčius, turi savo pergalės ir pralaimėjimus. Ir tą reikia absoliučiai suvokti. Ir vėlgi, jeigu tu būtum žinoma visą laiką engiamas, visiškai, tai greičiausiai tu negyventum to šeimoje. Žinai, čia kaip kažkas, atsimenu, buvo filmas su Clintu Eastwoodu, ten jis labai, žinai, Mulas vadinasi, kuris ten vaidino senuką, kuris sugalvojo, kad nešti narkotikus per sieną. Bet ten esmė buvo, kad jisai kalbėjo su savo žmona ir žmona kažkaip jam priekaištavo irgi, sako, žinai, tu visą laiką būdavai kelionėse, komandiruotėse, darai savo kažkokius tai reikalus, taip man trūko tavo artumo, žinai. Savo artumo, kad mes galėtume ilgiau dažniau pasišnekėti. Ir jisai atsakė, sako, aš tiesiog norėjau būti ten, kur mane vertino ir gerbė. Žinai. Geras. Tiesiog, ir čia yra... Pamastymai. Jo, čia stiprus ir aštrokas gal pasakymas, bet iš esmės, jisai suvokiamas, jisai žmogiškas, žinai, visi mes norim kartais būti ten, kur mus myli ir vertina. Bet sakau, jeigu šeimoje to iš viso niekada negautum, tai greičiausiai tai nebūtų šeima, kaip ir tavo antra pusė, jeigu to negautum. Tai aš, kartais nors bet aišku, gaunam savo pylos, kartais valnytai, kartais ne, bet čia family life, žinai. Bet tas verčia vis tiek tave tobulėti. Žinai, nes užmigti ant laurų visą laiką yra labai paprasta. Ja? Jo, kaip, tu mokaisi, žinai, čia yra, tu gyveni su kitu žmogum, tu daug ką mokaisi, žinau. Mokaisi. Kaip tas posakis yra, girdi, amžių gyveni, amžių mokaisi ir vis tiek durnį pamirsim. Taip, tai yra tiesa, bet, taip, mes iš esmės viską turim išmokti, čia nieko nepadarysim, mes ateinam kaip baltas lapas į šitą pasaulį ir jo, gal vieni ten turi gal geresnius gabumus, gal turi geresnį intuiciją, gal kai kurie yra labiau šeimos žmonės iš esmės, bet vis tiek gyvenimas su kitu žmogum yra tam tikrą laiką, be jokios abejonės prisitaikymas, glūdinimas, iššlifavimas ir taip toliau. Ir tie, kurie turi kantrybės visą tai padaryti, eina toliau.
kurie neturi, skiriasi ir tada šlifuojasi su kuo nors kitu vėl iš naujo šiaip jau. Taip kad amžinas ratas. Sakyk, kaip pasikeitė tavo gyvenimas sutikus tą moterį ir tapus tėvu? Kaip, viešpatė, kaip? Manau, pavyzdžiui, kardinaliai. Tapo tvarkingesnis, mažiau egoizmo, ta prasme, tu turi planuoti. Girdi, kalbant apie tai, kad tu valiuosi per vidurį kambarį, koinės vienoj pusėje kelias, neskamba. Tai mes netampam šventi per vieną dieną, mes turim pereiti etapus, tai čia tu turi, aš sakau, tu turi šlifuotis. Tai čia visi... Tai tu tas kietas deimantas, jo, kur reikia labai jau. Visi turim kažkokius tai įpročius, kuriuos atsinešam iš ankstesnio gyvenimo ir ypač jeigu tas ilgas gyvenimas buvo, sakysim, vienišiaus ir su taisyklėm, kurias tu pats susikuri ir jeigu nori jas sulaužai, tai radikaliai skiriasi nuo gyvenimo, kai tu taiga atsiranda žmogus ir dar vienas žmogus. Ir tu turi du variantus šiaip gyvenime. Būti toks, kas buvai, iš esmės, ir skaudinti kitus žmonės, ir kankinti gal ir pats save, arba pabandyti šiek tiek keistis. Ir tuo labiau, kad tas keitimasis kartais tau į naudą. Tu suvoki, kad galbūt ta moteris, ta antra pusė, tave išgelbėjo nuo kažkokios tai depresijų ir liūdesio ir savęs naikinimo. Gal jinai kaip tik tave pakylėjo, taip kad čia žinai, tu turėtum būti dėkingas. Daug pasiekusių žmonių sako, kad koncentruokis į vieną moterį ir su ją viską pasieksi. Greičiausiai, jeigu jinai tavęs iš pradžių nesunaikins. Jeigu pati, žiūrint su juo, ant kokių greblių tu užlipsi. Tai, bet yra, aišku, yra... Sakyk, o tapus tėvu? O ką tapus tėvu? Jokio papildomo tokio spyrių užpakalio negavai? Pavyzdžiui, aš papasakosiu savo istoriją. Pavyzdžiui, aš dar buvau tas pacanas, tas tipo bachūras, biški sportuot, biški tuda, draugai, bet tik sulaukus sūnų, pas mane kardinaliai gyvenimas pasikeitė. Nusikirto draugai, nusikirto poilsį, nusikirto aš jau supratau, ką aš noriu daryti, kur aš noriu nueiti, kas aš noriu toks būti ir kaip aš noriu. Gerai, tai pas mane transformacija kur kas lėtesnė. Pas mane visiškai, taip tiesiog buvo. Ne, pas mane taip, nes aš tiesą laiką, sakant, nemėgdavau tų draugų, kurie staiga susiranda moterį ir staiga viskas pas juos sustoja. Ne, su moterim ne, pas mane su vaiku. Arba ir su vaiku. Aš tarsi suprantu, kad aišku, daug kas keičiasi ir tu negali reikalauti ten, sakysim, kad jis ten būtų ten su tavim ar kad važiuotų žvejoti. Ne, tai jo sūnus ir jo moteris, aišku, visą laiką svarbiau ir pirmoje vietoje. Bet ne, aš nesakyčiau, kad staiga taip viskas. Viskas palaipsniui greičiau įvyko. Po truputį senstant, bet ką žinau, aš nemanau, kad vaiko atsiradimas turi atimti iš tavęs šiaip gyvenimą ir sakysim, ir draugus. Ta prasme, tu turi jiems skirti dėmesio ir pakankamai dėmesio ir galvoti ir nuo šiol tavo gyvenimas ir, sakysim, kai kurie profesiniai sprendimai pas mane ten greičiau pasikeitė. Nes, sakysim, aš anksčiau sau leisdavau patingėti, nes maždaug ten viešpatė, ten, kiek aš ten turiu tų pinigų, pratrauksiu dar 15 metų, ten kažką ten dirbėsiu, užteks ir čia nereikia daugiau draskytis. Šiaip. Kai atsiranda šeima, tai iš tikrųjų atsiranda vartojimas ir daug kitų papildomų reikalavimų. Ir tu tada užsikuri ir visai kitaip žiūri. Kur anksčiau galėdavai patinginiauti, tu sakai, einam, darom, cool, gerai, varom. Bus vaikui mokslams, bus vaikui mokyklai, bus vaikui būreniams ir taip toliau. Tai tu žiūri į tos dalykus vėlgi kitaip, bet sakau, aš nemanau, kad vaikų atsiradimas turi priversti tėvus kažkaip, nežinau. Tu matai, gal tavo gyvenime disciplina ypatinga yra žiauriai vertinga ir labai svarbi. Aš, sakysim, greičiausiai palyginu su sportininkais vis dėlto
turiu labiau plevėsišką gyvenimą ir kai kurie dalykai man lengviau, ta prasme, aš galiu kai kurios dalykus nurašyti ant nuostolių ir ten, sakysim, labai didelės įtakos mano gyvenime ten ar karjerai nepadarys. Tai kad taip radikaliai pasikeistų, ne. Bet absoliučiai pasikeitė taip, mano pasaulio suvokimas, mano atsirado naujų minčių, tam, sakysim, ten, sakysim, dėl tam tikrų visuomeninių normų maždaug, ten, dėl tam tikrų taisyklių. Aš, pavyzdžiui, anksčiau važinėdavau nesisekdamas saugos diržų, nes galvodavau, kad tai yra mano gyvenimas ir niekas man neturi aiškinti nieko. Kai atsiranda vaikas, tu nori, kad jisai vis dėlto išmoktų gerus dalykus, nes aš visą laiką sakau, mokyk vaiką gerų dalykų, blogų jis išmoks pats. Tai tavo kaip tėvo pareiga stengtis, kad jisai išmoktų tam tikrus bazinius elgesio ir ten, sakysim, gyvenimo su kitais dalykus. Ir taip, tu stengiasi, ne visada pavyksta, nervuojasi, pykstėsi ir su sūnum kartais. Ir su antra pusė greičiausiai dėl auklėjimo ten kažką tai, bet tu sakai, nelengvi klausimai. Jo, tu sakai atsisakyti savo gyvenimo, bet gyvenimo nereikia atsisakyti savo, bet jį patobulinti arba pakeisti, vot kaip tu sakai, tie visi pokyčiai, vot aš klausau tavęs ir aš girdžiu visus savo tos pokyčius. Jo, bet aš nežinau, matai, mano... Viskas lygiai tas pats, bet tu savaime pas tavęs jie atsiranda. Iš karto norisi kitaip, iš karto norisi gerą pavyzdį rodyti, iš karto norisi, kad... Tai žinoma. Teisingai. Be jokios abejonės. Ir tu savo gyvenimą neprarandi, bet tu jį patobulinti, tu vis tampi kitokį. Prarandi, sakysim, dalį, tai žinoma dalį prarandi. Dalį. Jo, sakysim, ten, elementariausia, ten, pavyzdžiui, aš niekada to negalvojau, pavyzdžiui, aš kartais užsirakau cigaretę ir žiūriu, ar vaikas mano nemato. Yeah. Nes, pavyzdžiui, yra tėvų ir aš galvojau, kad aš toks būsiu, kad maždaug ten, who cares, maždaug vaikas pats, kaip jisai nuspręs, taip darys. Taip. Ir, sakysim, yra tėvų, kurie ten puikiausiai savo, sakysim, rūko prie vaikų ir jiems okei. Ir aš galvojau, kad taip su manim bus. Ir su manim nėra taip. Nes aš nenoriu. Ta prasme, aš žinau, koks tai yra šūdas ir prie kurio aš esu ten vis dar prijungęs, kovoju, bet aš žinau, koks tai yra šūdas ir aš nenoriu, kad jisai ten taip pat sėstų. Taip. Supranti, ir aš darau dalykus, aš kažkur gudrauju ir matyt meluosiu jam kažką tai sakydamas. Bet tai. Geras. Sakyk, koks gyvenimo momentas tave labiausiai pakeitė kaip žmogų? Nu kas, tai va būtent ką tik tai apkalbėjom. Šeima, vaikas, būtent šitų momentų, ko gero šeima, gal aš buvau jau jai pasiruošęs ir labiau suvokiantis, kas vyksta, nes... Jaunesnis reikia pripažinti, kad buvau durnokas, prasme, ir daug dalykų gal nesupratau ir nevertinau savo laiku, kai jau reikėjo gal. Yeah. Tai jo, šeima greičiausiai labiausiai absoliučiai pakeitė ir manau, kad plus, dar iš ankstesnių laikų, tai manau, kad universitetas labai davė. Mhm. Nes kažkaip universitetas davė pasitikėjimą, nes mes, kai mokėmės mokykloje, tai tuo metu buvo normalu mokytojams vadinti mus idiotais, debilais. Ir ten, nežinau, jo, ir visiems žadėjo ten man koloniją ir kalėjimus, jo, tai... Ir aš, kai įstojau univerkę, ten kažkaip pirmą kartą pajutau, kad kažkaip su tam elgėsi kaip su suaugusiu žmogum. Maždaug nelaiko tavęs kažkokiu tai vergu tenai, bet kažkaip kalbasi, ten su to dėstytoju gali pašnekėti, ten pasiginčyti gali, ten visai kito lygio bendravimas. Ne diktatūra. Jo, ir tada ir kursiokai atėjo, labai buvo įdomių personažų iš kitų mokyklų, labai tai ir ta laisvės pojūtis. Tai kažkaip man labai tokį gražina pasitikėjimą savim, nes aš vienu metu mokykloje aš tikrai buvau pradėjęs galvoti, kad aš esu atsilikėlis ir kad tikrai man nieko gyvenime daugiau nešviečia, nes jie tau įvaro tai į galvą. Visa ta sistema jie tau tai įvaro į galvą ir ten maždaug nežinai, galiausiai esi visiškai pasimetęs žmogus, nes nesuvoki,
kas vyksta su tavo gyvenimu. Tai va, Univerkė kažkuria prasme išgelbė. Nes, pavyzdžiui, irgi su sūnum dabar, irgi mokyklai jis nenorėjo eiti į tą mokyklą, jam nepatiko, jam pastovi tą mokytoją skambina, pastovi pykstasi, pastovi dar kažkas. Jis pasikeitė šiais metais mokytoją, jauna atėjo tokia studentė, jisai nori grįžti pats pamokas, daryti pats ten gerai, tik pagirimai, jokių ten nėra priekaištų mokytojus. Ne, labai priklauso nuo mokytojo. O ta, žinai, ta tarybinė tokia, tipo, Zita vardas. Aš kartais pastebėjau, irgi yra labai tokių, labai bailių mokytojų, jos visur mato problemą. Tai kas yra... Priminti per karantiną, sako, jūsų sūnus bėgioja. Jo? Tai normalu, sakau, jisai yra vaikas, jisai, sakau, energijos turi krūvą, o jūs, sakau, jis netgi iš kabineto neišleidžiat. Tai ką jums, sakau, daryti? Per pertrauką bėgioja. Jo, tai čia tie dalykai, žinai, čia kur mums sakyti, tai aš kartais galvoju, viešpatį, mums visą laiką tą patį sakė, nebėgiok per pertrauką. Kaip tu gali nebėgioti, tu esi berniukas, maždaug, tu turi ten metų 10, 12, 14, tarsi, tu visas gyvas, ko jie iš tavęs nori. Tai man čia irgi atrodo tokie, žinai, kartais būna mokykla užlanksto taip, kad taip, čia rimtai problema, čia daug čia tikrai čia tas dalykas, dėl ko mes... Tai tau skambint reikia apskritai. Taip, tai jo, būna. Sakyk, o koks Marijonas yra tėvas? Ką žinau, toks pasimetęs kartais, toks tai... Būnu griežtas, tai tada pergyvenu, kad aš gal čia per griežtas, gal per daug prišnekėjau. Tada būnu ne toks griežtas, tada pergyvenu, gal aš per geras, gal maždaug ne taip reikia auklėti, gal reikia kažkaip tai stipriau ir daugiau paimti ir taip toliau. Tai ką žinau, aš stengiuosi būti linksmas tėtis. Aš stengiuosi būti įdomus tėvas. Gal man ne visada pavyksta, aš kartais darau dalykus, kur man atrodo, kad sūnui turėtų būti linksmas. Mane pasižiūrė, sako, tėvai, kodėl tu toks negali būti toks normalus, kaip mamytė ir aš. Ir aš galvoju, viešpatį, gal aš šiandien netokeliu visiškai. Tai, ką aš žinau, visi mes matyt su to susidarėm, bet jo, aš noriu būti išmintingas tėvas. Noriu nedaryti per greitų išvadų. Kai, sakysim, kažkas atsitinka ten, vėlgi, ten, ar mokykloje, ar su draugais pas Majų, ir ten kažkas sako, kad ten kažką Majus padarė. Aš noriu nedaryti tų klaidų, kur kartais jutau, kad su manim buvo daroma. Aš nenoriu daryti skubotų išvadų. Gal kažkas netaip suprato. Gal tas įvykis nėra toks didelis. Tai nori atsisėsti ir pakalbėti, išsiaiškinti. Tu supranti, aišku, vėlgi iš kitos pusės vaikai irgi šmikiai gudručiai. Jie gudrus. Jie gali tai manipuliuoti, gali pameluoti, gali ten sukti uodegą, visko gali būti. Tai jo, bet aš stengiuosi nedaryti greitų sprendimų ir viską ramiai išsiaiškinti ir noriu kalbėtis. Tai ką žinau? Nežinau, stengiasi būti kažkaip. Stengiasi nedaryti tų klaidų, kur tu įsivaizduoji, kad tavo tėvai su tavim darė. Maždaug, kad... O kaip tavo santykis su tavo tėčiu? Mano santykis su tėvais labai geras, sakyčiau. Mes kartais pasipjaunam, aišku, dėl kažko tai būna, bet geras. Aš turėjau su jais pakankamai įtemptus santykius paauglystėje. Tai jo, ten buvo etapas, kur buvo... sunkiai susikalbėdavom, bet su laiku ir kai jau aš ten suaugau, tapau vyras, tai mes turim labai neblogus santykius, sakau, bet nebeginčių, žinai, kartais ten kažkai, žinai. Žinai, kaip tėvai. Nežinau, man 54 metai ir jie vis tiek tave ko nors pamokys. Vis tiek vaikas esi. Ir vis tiek kažką tau paaiškins. Tai kartais, žinai, o mesgi nei vienas nemėgstam, kai mums ką nors aiškina. Ypatingai artimiausia, ne? Tai va, būtent. Tai, bet jo, mes turim gerus santykius šiaip jau ir myliu. Ar apskritai, kas yra tavo pačiam vyriškumas ir ar bandai skiepyti tą vyriškumą savo sūnui? Aš kaip,
Aš nenoriu, kad jisai būtų išlepęs ir lepus kaip mergaitė ir aš, pavyzdžiui, aš negaliu sakyti, kad aš ten jį kol kas ten taip skiepiju, ten, kad maždaug būk vyras ir taip toliau. Bet jo, man būdingi tokie pasakymai, kad susitvarkyk, nusišluostyk ašaras. Tu bičas, tau reikia tai pakelti. Jo, čia kai kas aiškina, kad dabar šiais laikais, kad tai yra netinkama, kad nebijokit verti berniukai ir taip toliau. Aš nežinau, aš augau tais laikais, kai berniukai neverkia ir aš nenoriu, kad mano sūnus irgi pernelyg rodytų ta prasme, kai jisai žliumbė. Ta prasme, aš matyti vis dėlto mokau ir mokysiu greičiausiai vis dėlto seno supratimo vyro modelio. Tai yra vis dėlto jo, tvarkykis savo rūpesčiais, nerodyk, kad tau skauda. Turėk artimus žmonės, kam gali išsikalbėti, jeigu gali, bet būk tvirtas, būk sportiškas, būk gyvas, mokėk už save pastovėti ir būk drąsus. Tai ko gero, tų įgūdžių, turėk principus, turėk savo nuomonę ir taip toliau. Tai matyt, ir nebūk verktinis. Tai va. Aš manau, apskritai, verkti ir zysti yra du skirtingi dalykai. Ne, tai visi mes verkiam ir visi, ar suaugę, ar rečiau, bet žinoma, jo, įsiseklis, kad nebūtų. Kad, kartais prasimuša, bet aš tai labai paprastai, nežinau, labai kategoriškai sakau. Maika, klausyk, tu šitus dalykus sutvarkyk pats. Sakau, čia yra ne vietas zysti. Kai tau tikrai matysiu, kad tikrai skauda, aš būsiu pirmas, kuris tau padės. Bet, ta prasme, dėl smulkmenų aš nesiparinsiu. Ta prasme, tu jas su savim tvarkykis pats. Tai va, paprastai taip aš dėstau jam. Aš manau teisingai. Sakyk, kaip keitėsi tavo meilė Lietuvai nuo 3 milijonai iki šiandien? Jinai niekur nedingo, jinai tiesą sakant netgi gal net sustiprėjo, jinai ten sakysim, 3 milijonai. Aš nesakyčiau, kad jinai ten kažkokia ten meilė Lietuvai, tai labiau buvo tokia gal savo nepilnavertiškumo komplekso supratimas, nes man visą laiką atrodydavo, kad mes turim tą kaip maža kažkuria prasme skurdi šalis, bent jau tuo metu visą laiką turim tą tokį ambicingą norą vis parodyti, suspurdėti ir parodyti pasauliui, kad mes esame čia galim... tokie, mes 3 milijonai, čia kažkur, čia mes esam kampelyje ir mes visą laiką tai turėjom ir ko gero tebe turime, nes čia yra mažų šalių kompleksas, žinai, kurios dažnai užgožtos didelių šalių kultūros ir jų istorijos ir vis kartais nori ten, va, kad ir aš egzistuoju ir tai daro, mano galva, ir tai daro per sportą taip pat, maždaug, nes tai vienas iš būdų, maždaug tai padaryti, ten laimėti medalį, tai va, ten trispalvė plevėsuoja kažkur, tai yra cool. Bet laikui bėgant aš absoliučiai aš tiesiog didžiuojuosi Lietuvą, nes mano galva, jinai nuėjo siaubingai gerą kelio gabalą, priartėdama ir ekonomiškai, sakysim, prie tam tikrų ES dalykų, prie europiečių, labiau įsitvirtindama Europoje ir sakyčiau, aš tiesą sakant žaviuosi žmonėmis, aš, pavyzdžiui, labai myliu, kai aš matau, kad žmonės kuria, ta prasme, kai jie turi, kai pagalvojam, maždaug mes turim ten kiek čia 35 metai nepriklausomybės. Ir kai supranti, kad iš esmės čia yra, kas čia, 2 nepilnos kartos ir tau reikia maždaug tiek amžiaus taikos ir tam tikros lyginės ramybės, kad tu maždaug pradėtum kažką tai
kurti ir keltis kaip valstybė. Ir aš tai staiga matau žmonės, paprasti žmonės, kūrė, kažkas ten bandeles kepa, man nesėdiškai gražu. Ten nuvažiuoja į turgų, ten įvairiausiai kažkokių ūkininkų, ten vieni daro tą, kiti tą. Maždaug ten kažkas gamina kažkokius ten lėktuvėlius, kažkas varikliai, kažkokia ten chemijos pramonė, kažkas ten su lazeriais dirba ir taip toliau. Ir pasižiūri, pavyzdžiui, kalbant netgi apie, pavyzdžiui, tą patį muzikinį gyvenimą, tai nuo kokio skurdo mes pradėjom ir tiesą sakant, nuo tų blogų salių, nieko nėra iš viso ir taip toliau. Ir į ką dabar išsivystė, pavyzdžiui, Lietuvos pramogų verslas, kur tada į krūvą grupių daro areninius koncertus, visi ten išsitenka įvairiausi žanrai ten po saulę ir taip toliau. Ir man atrodo, tai yra sėkmės istorija. Čia yra, tu turi beveik nepilnus 2 dešimtmečius maždaug ir kai valstybė kažkuria prasme stiprėja. Jo, kas blogėja, politikai silpnėja. Taip, politikai durnėja. Dievaži, aš atsimenu, ten vyresnės kartos tos žmonės, nežinau, gal vertinu neobjektyviai, bet daugeliu atveju bepročių, man atrodo, buvo mažiau, sakysim, kurie patekdavo ten į vadovaujančias struktūras. Reksnių buvo mažiau, daugiau pagarbos buvo vienas kitam. Dabar tiesą sakant, kur yra bėda, kad niekas nebijo į snukį gauti, nes visi bendrauja per socialinius tinklus ir taip toliau. Ir aš kartais galvoju, kur čia esmė, rėkia vienas ant kito ir taip toliau. Tai tas susiskaldimas man iš tikrųjų nepatinka, nes aš visą laiką savo dainuose buvau tas, kuris nori jungti žmonės, kuris vienyje, kuris maždaug, kad mes esam tauta, šalis ir taip toliau. Labai ir kas dabartiniai Lietuvoje, iš tikrųjų man nepatinka, tas nebaudžiamas vienas kito įžeidinėjimas maždaug ir taip toliau. Ir aš kartais galvoju, ar čia nėra taip, kad iš tikrųjų mes anksčiau mokėjom su kitais bendrauti, netgi ir su oponentais, atsargiau ir mandagiau, nes tu žinodavai, kad tu gali prisidirbti tiesiog, fizinio paprasčiausio būdu. Jo, tai tu maždaug turi išmokti maždaug bendrauti su žmonėm. Ir dabar atrodo, kad tos baimės neliko, nes visi maždaug vyriškai jau nebesikalba, bet tik tai ten rekalojasi vienas kitą per atstumą. Ir tas man tiesa nepatinka, nes aš nemėgstu tų išsireiškimų, bet tas atvičiaisa bazar vis dėlto buvo geras. Nes vyriškas reikalas, maždaug, jeigu pasakėjai, būk geras, pagrįsk arba apgink tą savo dalyką. O dabar maždaug visi vapalioja, kas ką nori, vienas kitą įžeidinėja ir taip toliau. Tai šita dalis man nepatinka. Tai čia tiesiog mes atkeliavom iki tokio taško. Muzika, mano ausim, tavo žodžiai. Sakyk, dabar toks įdomus klausimas iš kitos pusės. Ar 3 milijonai tai labiau yra pasididžiavimas ar šešėlis, po kurio kiti darbai kartais lieka nepastebėti? Jo, tai žinoma yra ir to, bet čia yra kaina, kurią tu moki už tai, kad turi didelę dainą, sakysim. Istorinė daina. Tai aš turėjau koncertų, kur tu pradedi groti ir tu žinai, kad ten turi sugroti, nežinau, 15 ar 20 dainų. Atsidėti savo valandas. Jo, bet tu ten turi, žinai, nori ir tą, ir dar naują įrašėm, ir nori tą parodyti. Žinai. Bet visi atėjo dėl vienos. Bet tada yra, žinai, yra kebra, kur ten prie trečią dainą jau pradarėk, žinai, kada 3 milijonai, palaukit, yra dar ir kitų. Tai jo, matyt, ten, sakysim, tokios ten, kaip sakai, gal istorinės, nežinau kaip pavadinti, bet tokios šlovės greičiausiai ne viena tavo daina ten jau nebepasieks, žinai, bet okei. Aš sakau, aš vienu metu jos iš viso negrojau, nes... Jo, aš jos negrojau, nes čia, žinai, tas yra ta baimė, kad maždaug, kad tu neliktum vienos dainos atlikėjas ir dėl to, būtent, kad, kaip tu sakai, kad jos šešėlėje nepaslėptų kitos ir visą kitą. Ir jinai tiesą sakant buvo užknysusi, nes aš šiandien tiek dažnai vienu metu ten rekalojau, kad jau man jinai buvo... Buvo periodas, kad ne visur būdavo, visą laiką. Jo, bet paskui kažkaip tai vėlgi augant ir staiga taip kažkaip galvoju, viešpatie, ir žmonės kartais koncertuose
atsiprašau, šaukia, kad maždaug kur tais limonai ir tu tenai, negrosim šiandien. Ir tu galiausiai pagalvoji, o kodėl? Na. Žmonės nori, žmonės gal tikisi, gal jis dėl to bilietą tą pirko, maždaug, kad nori išgirsti. Kodėl tu čia maivaisi dabar? Ta daina jau tau nepriklauso visiems. Tai varyk. Ir ką žinau, ir pradėjome mes groti ir aš ją dabar dainuoju su didžiuliu pasimėgavimu ir su absoliučiai jėga. Šiaip, aš kaifuoju ją rėkdamas. Geras. Tai va. Sakiau, ką tu padarytum, jei vieną dieną žmonės tau pasakytų, nebeįdomu? Tai greičiausiai jau sako dalis ir tuoj pasakys ir kita dalis. Tai ką žinau. Bet visą laiką yra kozirės, 3 milijonai. Jo, yra visą laiką sugrįžimo koncertai, žinai, tai yra, ten 3 milijonų turas, Mikutavičiui 80 metų. Tai aš nežinau, aš tam realiai visą laiką emociškai ruošiuosi, nors, ką žinau, kaip rodo pavyzdžiai, vis dar sekasi, ta prasme, mes koncertuojam ir jokių problemų nėra. Bet ką aš daryčiau? Aš visą laiką galvojau, kad aš greičiausiai grįžčiau rašyti ką nors, grįžčiau gal prie žurnalistinio darbo, tai dirbti kokiam nors portalę, gal kažką parašinėti, greičiausiai dirbti freelanceriu. Vienas iš variantų yra kad podcastą... Sužinau, aš buvau labai nustebęs. Dėl ko? Jo, kad tu žurnalistas. Jo, bet aš, tiesą sakant, niekad savęs tokių labai nelaikiau. Tarsi, kad aš rašančių save laikiau, jo. Bet, gal ne pirma tavo... Bet kad žurnalistas, tai ne, bet... Tai va, tai visada galvojau, turiu idėją dėl podcasto, kartais galvoju, bet niekaip neprisirašėjau ten padaryti, tokį, sakysim, panašų tavo darbą, gal kitokį šiek tiek. Ir ką žinau, ir knygas dar kokias parašyčiau, tai... Tai va, tai greičiausiai taip, jau saulelę vakarop ir daugiau žvejočiau. Matyt. Tas geras, aš blemba, vis buvau dabar vienoje laidoje, filmavome, sako, sakė, kad su tavim irgi filmavosi ten, irgi žvėjot, bet taip ir nesigavo pagauti. Sako, tam sezonė... Ai, pas gražiai tam sezonė, sako, man vieninteliam gavosi pagauti. Tokį piskę, bet... Jo, bet ištraukiau. Blemba, o užmečiau ir suprantate, ir tokia nostalgija, nes aš prieš kokius... 9-8 metus aš jau buvau užsivedęs, aš kiekvieną savaitgalį kažkur variau žvejoti. Pastoviai Klaipėdą, aplink Klaipėdą visur, ten geriausiai atrodo mano vietos. Ir taip kaifavau, žinau, kad toks savo mano atradimas buvo, pabėgimas nuo visko. Ir paskui prasidėjo darbai ir be atostogų, o be išeiginių netgi pradėjai dirbti ir toks taip pamiršai apleidėtą ir dabar renka dulkės tos meškerės, bet blemba taip norėtų iš tikrųjų grįžti. Tai nieko, tu pasiimsi savo diržus ir medalius ir grįžti. Ir važiuojame. Sakyk, ar Lietuva turi savo rock'n'rollo sielą, kaip tu galvoji? Ar mes vis dar jos ieškom? Tu turi asmenybę? Ką žinau? Turi, sakyčiau, vyresniai kartoj turi. Tai yra Šarūnas Mačiulis iš Poliarizuotų stiklų. Ar tu nori sakyti, kad tas, kur gyvena rock'n'roll, tai ta pilna koja ir mirstoj? Jo. Rebel Heartai gal? Tie šmikiai tai pardavė dušę, šiaip jau rock'n'rollui šiaip. Tai galbūt jie, nežinau, greičiausiai iš tų, vieni iš tų. Jie dabar keli tokie, irgi trumpesniai, įdomesniai klausimai. Ar kada esi parašęs dainą Girtas ir jį pasirodė visai nebloga? Aš gal kaip dainos, tai ne, bet užuomasgas, pavyzdžiui, tekstas tenai, arba ten kokia boso partija, tai taip, kad visa tai daina, taip, tokiai toj stadijoje, gal greičiausiai ne, bet, sakysim, užuomasgos jo, ten galėjo būti. Ir okei. Viniukas ėjo bekuriant, ar tiesiog viniuką gerai, gal, čia toks... Man, pavyzdžiui, kartais būna, sakysim, ypač po kokio viskio,
tu nueini Ir toks jausmas ateina. primityviai į tualetą ir ta... Ir tu užsimergi ir kažkas pradeda darytis. Pasakyk, tualete geriausias mintis ateina, jo? Ne visada, bet... Ne Bet visada, ateina ir aišku, ten, aišku, šiaip. Nu, tai ten turi laiko. Esu girdėjęs, jo, nes maža patalpa, nėra ką veikti. Tai, jau ten kažką mastai galvoja, žinai, šiaip. Taip. Sakyk, jei nebūtum dainininkas, o būtum kovotojas, o pavyzdžiui, kaip Kuvalda, koks būtų tavo ringo vardas? Rembo. Rembo? Vadinkit mane paprastai, Rembo. Ne, aš negalėčiau būti kovotojas. Man boksininkas aš gal kažkada įsivaizdavau. Aš, pavyzdžiui, aš negaliu jūsų kovų žiūrėti. Aš, žinai dėl ko? Nes kažkokį žiūrėjau YouTube kovą ir kai jūs tenai, ne tu konkrečiai, bet spardote. Spardo. Ir ten tas bičias spyrė ir jam lūžo koja. Ir aš nuo to karto negaliu natūraliai žiūrėti šitų kovų. Tarsi man visą laiką, ypač kai rankom dirba bet kai koja, man visą laiką atrodo, kad tu kažkas lūž. Ir dėl to natūraliai net taip viduj net kažkaip. Ir kas keista, pavyzdžiui, fulė, aš irgi esu matęs, kaip ten žaidžiant futbolą lūžta koja, bet fulę galiu žiūrėti, o va čia visą laiką... Irgi ten išnyra, ten būna plyšta. Bet čia va tiesiog ir nebegaliu maždaug, nes man visą laiką atrodo, kad ta koja tai kažkaip ten... Nu va taip, taip spyrė ir taip užsilenkė. Jezu, bet čia būna vienas iš milijonų. Todėl aš rekomenduoju visgi peržengti savo tavo tokią baimę, nežinau kaip jau pavadinti. Ir vis tiek nueiti, nes dabar labai gerai šou vyksta Lietuvoje. Tai dar paskutinis klausimas apie sportą. Kaip girdėjau, tu mėgsti tenisą. Jo, žaidžiu dabar tenisą. Ir girdėjau tokį gandą, kad pradėdamas tenisą paėmė pirmas 10 treniruočių, o paskui sakai, nebeimsiu. Ir esi rakšti subinė kitiems žmonėms, nes, sako, iš tavęs negali tikėtis, nežinai, ko tikėtis. Labai nestandartinis žaidėjas, esi labai kreivai šlyvai, bet sako, taip mušu, sako, kad paskui nesupras, kas pagauti. Jo, tai tas yra, nes aš atėjau po futbolą, man pradėjo viskas skudėti ir nuėjau į tenisą, čia prieš 8 metus gal ar kada. Žaisti ir žaidžiau irgi dėl to, kad turėjau draugą ir padariau šiandien kažkokią paslaugą, jis turėjo žmoną, kuri buvo teniso trenerė ir sako, klausyk, gal tu nori, kad mano žmona tau duotų keletą pamokų. Sako, nemokamai, aš tau statau ten 5, atrodo, pamokas, ar kiek sakau, cool. Ir nuėjau ir man patiko, nors tas tenisas iki tol man šiaip nelabai patikdavo, man atrodo toks pižonų sportas, žinai. Mes ten futbolininkai, tai žinai, lietus, purvas, ten kažką, ten keikėmės, lakstam, o čia kažkokie pižoniukai, ten švariais marškinėliais, jo, ten, maždaug galvoju, kažkokie uždara grupė, kažkokie turtuolių vaikai gal žaidžia, nes atrodo, kad brangus sportas, žinai. Jo, bet paskui kažkaip nukritvitavau ir man dievaži labai patiko, tarsi, ir ten aš turėjau 10 pamokų ir kažkaip žaidžiau rungtynę su kažkokiu bičiu, kuris ten 3 metus gal mokosi tą tenisą ir vaikšto pas treneriai ir aš tiesiog laimėjau ir aš tada savo pagalvojau, kokie velnė čia vaikščiat pas tos trenerius, tu moki pinigus ir vis tiek ateina kažkoks debilas ir tipo aplošia tave. Koks tau skirtumas, tu ten į Vemblį jau neišvažiuosi, maždaug Roland Garros nesudalyvausi, ten, žinai, ten didžiojo kirčio turnyro nepaimsi. Bet kažkam nuvalyti visada malonu. Ką? Kažkam nuvalyti nosi visada malonu. Jo, bet tai tu visą laiką įsivaizduoji, tai nenuvalysi, o stipresniem nuvalysi tokį lygio kaip tu, maždaug prieš kažką tai laimėsi. Ir aš tiesiog pradėjau žaisti ir ką žinau, sako, kad tie, kas po futbolo žaidžia tenisą, jie kažkaip pakankamai greitai pagauna niuansą, nes ten, žinai, tas fizika kamuoliuko sukimuose maždaug daugmaž panaši, tad kažkaip suvoki tuos principus ir pradedi žaisti, tai aš ten, žinai, manau, kad žiūrint iš šono, tai manyje ten elegancijos nedaug, ten toli gražu iki Federerio, žinai, bet ten tam... Bet Djokovičius jau galėjo. Bet jo, maždaug Djokovičius ten kažką, ten Alcarazas ten kažką jau galim lygiuotis. Tai, žinai, tai kapojasi ten tokiam, žinai, ten geresniam vidutiniokų lygyje, žinai, ir man to puikiai užtenka. Kad tik tai kaulai lankytų, nes dabar viskas jau
Griūna jau. Beje, kalbant apie kaulus, kalbant apie Taip. imunitetą. Taip. Kalbant apie jėgą Va, ir čia energiją. puikia vieta. Čia Maždaug. puikiai vieta, aš noriu tau duoti vienu iš savo jau daugiamečių partnerių, Foherb. Jie kūrė grybų eliksyrą. Ką tokį? Iš grybų. Eliksyrą iš grybų. 6 buteliukai, pusė... Čia kur ta reklama, kur paklausyk, kaip auga grybas. Ne. Ne šita? Ne. Esi kažkokia per radiją. Esi girdėjęs apie kordisepsą? Ar girdite tą muziką? Taip auga grybas. Aš radiją neklausau, tai ne, bet skamba gerai. Kordisepsas. Čia yra pagrindinis grybas, o jame yra dar daugiau visokių grybų. Grybas. Taip. Foherb Oral Liquids. Yes. Pusę buteliuko ryte, pusę vakare prieš miegą. Food Ant tuščio skrandžio. supplements. Okay. Cool. Labai rekomenduoju, mes visi geriam, kas užsižymam. Ant tuščio skrandžio ryte, ant tuščio prieš miegą. Po pusę buteliuko. O pusę buteliuko. Jo, ten 6 buteliukai viduje. Ir užtenka tiek? Išgersi, papasakosiu. Nu, šiaip reikėtų daugiau. Jeigu kursą, bent jau aš daugiau. Bent jau kai ruošiuosi. Bet profilaktiškai vieno... Bet ką jisai daro? O jisai paverčia grybų. Ne, jisai paverčia tave monstru. Ne, iš tikrųjų jisai labai stiprina imunitetą visų pirma. O su imunitetu pas mus ir visi kitokie dalykai organizme į gerą pusę. Gerai, ačiū labai. Labai cool. Daug dievė, kad padėtų. Dabar prieisim prie mano užbaigimųjų 5 klausimų. Aš galvoju, čia pabaiga. Gerai. Ne, 5 paskutiniai klausimai yra pas mane. Sakyk, toks labai pamastymui, filosofinis, ar tu, Marijonai, esi laimingas žmogus? Kaip tu manai? Aš į tą klausimą atsakau visą laiką taip. Aš nesijaučiu nelaimingas ir man to per akis pakanka. Tai aš nežinau, ar yra laimingi žmonės. Nes kaip iš principo tu negali šitam pasaulyje jaustis visą laiką į galą laimingas, nes kiekvieną dieną yra nelaimių kažkokių tai. Ne tavo šeimoje, ne tau, tai aplinkiniams. Tu skaitai apie jas, tu matai jas, tu matai nusivylusius žmonės, tu matai užsiknysusius žmonės, tu matai nervuotus žmonės ir taip toliau. Tai kažkaip, kad ta būtų absoliuti pilnatvė, aš jos tokios nejaučiu. Aš nesu tas, kuris vaikšto ten pakilęs metras nuo žolės. Šiaip jau ne. Bet aš nesijaučiu nelaimingas. Aš laimę turiu tik tai tam tikrom akimirkom. Tai yra geras koncertas. Sūnus laimingas, kažkas jam pasisekė, žmona patenkinta ir mes išvažiuojam, turim kelionę. Tai tom akimirkom aš turiu laimę, ką aš tada vadinu laimę. Aš tuos laimės pliūpsnius, kaip žinai, kaip dujų išsiveržimo saulėje, tada tu jauti, kad gerai, tada kada verki klausydamas muzikos, tada kažkas yra irgi susijęs su laimė. O visa kita yra, ką žinau, tiesiog būtis ir ačiū Dievui, kad tu nesijauti ten negerai, aš jaučiuosi okei. Tai man to užtenka. Nuo kada pradėjai pirmus žingsnius link muzikos? Nuo 2 klasės. Nuo 2 klasės, ne? Taip. Tai sakyk, kelio tu pradžioje. Ar būtum įsivaizdavęs, kad nueisi tokį kelią? Aš nekenčiau muzikos. Absoliučiai. Ir aš jos nekenčiau ilgai labai, nes... Tai geras. Taip, nes aš augau kultūrininkų šeimoje. Mano tėtis grodavo ir taip toliau. Ir kol grodavo, cool, okei. Bet tėtis prieš mano valią mane įkišo į muzikos mokyklą 2 klasėje. Kai aš išgirdau, kad man reikės įeiti, aš iš karto apsižliumbiau. Ir verkiau ir ėjau į tą mokyklą ir, ką žinau, baigiau gal 4 muzikos klases. Tada man sustreikavo širdis kažkas per didelio krūvio, nes aš paraleliai dar lankiau futbolo treniruotės. Ir tas pasidarė žiauriai sunkiai suderinama, nes po futbolo dar nuvažiuoji į tą muziką, ten tau rankos dreba, panagės purvinos, žodžiu. Žinai, tai tada tėvai sako, gali pasirinkti, ką nori, aš pasirinkau futbolą. Ir kaip uždariau tą fortepijono dangtį, tai čia kada, kai man buvo kokia, tai kiek ten, 11 metų gal. Tai kaip uždariau, ar 4 klasėje,
Tai aš jį atsidariau tik tai, ko gero, kažkur po kokių 5 ar 6 metų, kai atėjo paauglystė ir tada išgirdau roko muziką. Ir tada pradėjau pats ten, vėl jau pats savo norų pasėmiau gitarą, jau norėjau tenai tapti rockeriu ir tada jau ir fortepijoną vėl prisiminiau ir pradėjau skambinti. Ir tada po truputį kažkaip tai grįžo muzika, bet pradžioje aš jos nekenčiu. Nes man atrodė kažkokia beprasmybė ir baisu. Tarsi joks normalus vaikas negali mėgti muzikos. Čia žinai, kai tavo draugeliai laksto po langais ir ten spardo kamuolį ir tu ten namie kažkokias tas gamas virini. Nu, čia šakės, čia yra kankinimas. Bet klausau tavęs ir prisimenu tokią frazę. Ant obels kriaušių neauga. Sakau, ant obels kriaušių nerasi. Ta prasme, neužaugs kriaušių ant obels. Tai bandys spiriuotis, tas jaunatviškas, ne, aš noriu ten tą, bet vis tiek gamta tave pakvietė. Jo, nu matyt, taip yra. Vėlgi, gal čia genai yra šiek tiek tėvas muzikas, gal čia eini pagal tai. Aš nežinau, sunku pasakyti, nežinau. Bet paskui va, tas grįžimas buvo tai labai su dideliu noru ir tada jau tu pats jau nori. Gal dėl to, kad aš muziką visai kitokią išgirdau, nes aš vaikystėje klausydavau tą muziką, kuri, ta strada kažkokia ten, tas, žinai, tas ten prie Vilniaus, prie Nemuno, dingiau, ten, tokie atrodydavo senių dainos, žinai, kurias tu gali klausyti, bet niekas ten nekabino. Ir paskui paauglystėje tu išgirsti tai, kas ten tavo visą ten suvarto viduje, žinai, ir tada jau matyti atsirado visai kitas požiūris į tą muziką. Galiu ir aš. Jo. Sakyk, galėdamas grįžti laiko mašina, susitiksiu tu Marijonu pačioj pradžioj, uždėti jam ranką peties, ką tu jam pasakytum, ką tu jam patartum? Kai auksi, kai tapsi vyru, gyvenk sveikiau. Sakyčiau, aš jau taip. Nes aš žinau, ką tai reiškia. Tai sakyčiau taip, ko gero, ir daugiau, nes daugiau... Nepergyvenk taip dėl moterų, surasi vis tiek saviškė. Greičiausiai irgi taip. Nežinai, kai tu jaunas, su jom žiauriai nesiseka. Nes tu dar nežinai, kad būsi svajonių jaunikis. Taip, akivaizdžiai. Tu dar to net nesupranti. Maždaug viskas susitvarkys, seniai. Sakyk, kur matai save po 10-20 metų? Ratukuose, šiaip jau greičiausiai. Osteoperozė, ar kaip jos ten vadinasi? Kaip jos ten vadinasi? Artritas, osteorozė, kažkokios ten bus jau sudrožta. Jo, tu taip save taip nurašai. Aš jau tą jau jaučiu, tai žinai, tai bus daug kas sudrožta, matyti jau teniso nežaisi, bus dėl to liūdna, judėjimo bus mažiau, bet kažką tai stengsies daryti, tai aš nežinau, aš kažkaip tai mano fantazija labai primityvi. Bet tu žiūri ateitį, ar ne? Aš daug jie nežiūriu, šiaip jau tiesą sakant, aš savim nelabai rūpinuosi, aš labiau rūpinuosi aplinkiniais, kas man rūpi. Nu, ką ta ateitis? O ką tu jie ten prižiūrėsi labai daug? O ko tu iš jos gali tikėtis? Kur taikais? Ką? Kur taikais? Kaip svajoji leisti savo dienas? Gal daugiau laisvo laiko turėsi laiko savo? Kaip tu svajoji, tu vis tiek jų neleisi. Nes greičiausiai, čia man kaip vienas suaugęs žmogus senas sakė, sako, tau visą laiką atrodo, kad maždaug, ten senatvėje tu turėsi daugiau laiko ir maždaug galėsi daryti tai, ko ten nespėjai ir taip toliau. Sakė, šūdas čia viskas, nes laiko tu gal ir turėsi, bet sveikatos tu neturėsi tam, ką norėtum daryti. Taip, kad sako, gyvenk dabar ir daug negalvo, kas bus toliau. Tai aš matyti taip ir darau, tiesiog gyvenu, o tenai, sakau, bus šuo, arklys, kėdė, meškerė, židinys, kažkokie artimieji ar draugai šalia ir aš esu laimingas žmogus, daug dievė.
gerk Cordycepsą ir lankykis pas kineziterapeutą. Tada Gerai. ir su sąnarys nebus problemų. Ir paskutinis prašymas. Šitą kamerą yra tavo. Kuri? Kokią paskutinę žinutę norėtum palikti mūsų klausytojui? Kokią aš dabar žinutę turiu čia jums palikti? Neskubėk. Aš linkiu jums pergalių. Žmogiškų paprastų pergalių. Mūsų gyvenimas žiauriai nuobodus, jeigu mes neturim kažkokių tai laimėjimų. Tai nebūtinai ten kovinis diržas. Tai nebūtinai daina kažkokia. Bet mažmožiai. Nežinau, laimėtos teniso rungtynės. Sukaltas inkilas. Nupjauta žolė. Geras pokalbis su draugu. Tai va, aš to jums linkiu, nes būtent šitie dalykai mus puošia ir būtent tie dalykai yra mūsų laimės pliūpsniai, kuriuos mes iš tikrųjų vertinam. Ir taip pat gyvenkit pilną koją, nes geriau gyventi skaičiai ir greitai, negu lėtai ir nuobodžiai. Tai va, visiems to linkiu. Fantastika. Ačiū tau, Marijonai. Ačiū. Ačiū, bičiuliai, jums, ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad stebite, ačiū, kad padedate man kurti sėkmingų žmonių bendruomenę. Taip pat nepamirškite palaikyti mūsų kanalą, spaudžiant like, paliekant komentarą. Taip pat mygtuką subscribe. O žmonėm, kurie palaiko mus ne tik gerų žodžių, bet ir veiksmų, YouTube membership yra skirtas jums. Ačiū jums iš viso širdies ir iki sekančio karto.